Taigi, kaip kurti veiklą ar verslą be spaudimo? Be spaudimo tai reiškia moteriškai, struktūruotai, bet taip, kad tave tai nenualintų, neišsekintų ir kad turėtum laiko savo ir savo šeimai. Ir aš tikiuosi, kad tu jau dalyvavai pirmoje dalyje, nes čia yra 3 dalių mokymai. Pirmoji dalis jau vyko ir joje pasakojau apie tai, kada laikas pradėti savo veiklą arba verslą ir kaip atrasti, pašviečiau, daviau kryptį, kaip atrasti, kas tau geriausiai tiktų. Žinoma, kad nuosekliai ir tiksliai mes tai darom kartu per sesijas, per mokymus, bet aš tikrai pakankamai daug daviau vertingos informacijos praeitam savo laivę. Taigi, jeigu jame nedalyvavai, tuomet susiras pirmą dalį, šioje grupėje Lina Lasi, ir būtinai ją perklausyk. Nes be tos dalies antroji dalis, toks, tarsi bandai šokti į jau plaukiantį laivą, į plaukiantį kruizą. Tai nenuoseklu. Jeigu nori naudos, vertės, eik nuosekliai. Taigi sveikinuosi su tom, kurios jaučia, kad jau nori pradėti savo veiklą. Arba šiuo metu tu jau darai savo veiklą ar verslą, bet jautiesi, kad arba viską padarei, arba tau kažkaip tai nesmagiai jaučiasi. Nėra to pasitenkinimo jausmo, nėra noro ir tai skeltis, nėra noro plėstis, daryti kažką dėl savo veiklos, jautiesi tarsi išsekusi arba pastrigusi. Taip, ir šioje vietoje aš dar stabtelsiu ir pasitikrinsiu, ar tikrai mane matote ir girdite, kad nebūtų taip, jo kalbuosi su savimi. Taip, o tu, jeigu esi ir stebi ir matai, tuomet duok man žinoti, ar viskas yra gerai. Taip, brangiai, būsiu dėkinga. Truputėlį kantrybės. Pasižiūrim, ar viskas vyksta sklandžiai. Na, tikėkimės. Nes aš matau, kad man rodo, kad tiesiogiai vyksta. Gerai, brangioji, einam į temą. Einam į temą ir šios dienos tema yra struktūra. Kadangi jau padariau tikrai daug sesijų, per tuos 100 sesijų, kurios padariau ir per tas kelias dešimtis klienčių ir klientų, kurie per mane praėjo, pakartodami kai kurie daug kartų sesijas, kai kurie eina jau metus laiko, su manim ir daugiau. Apibendrinti tai galiu daryti, kad yra 3 grupės moterų, nes pagrindinė pas mane yra moteris, kurios ateina su struktūra, kuri skirstoma į tas 3 dalis. Tai vyriška struktūra, čia didžioji dalis. Kažkodėl tai moteris nori įtilpti, įlysti į vyrišką struktūrą. Nežinau kodėl, bet taip jau yra. Ir antroji struktūra tai yra moteriškas visiškas chaosas, absoliutus. Ir tuomet dar yra trečioji struktūra, apie kurią kalbėsiu pabaigoje ir trečioje dalyje. Tai yra moteriška, nespaudžianti, tave atitinkanti struktūra. Atitinkanti tavo karkasą, tavo kvėpavimą, taip jeigu švelniai išsireiškiant. Ir kas vyksta, kai iki manęs ateina moteris, vykdančios savo veiklą pagal vyrišką struktūrą. Jos ateina pervargusios ir išsekusios. Ir net begalvojančios mesti savo veiklą ar verslą, nes jos labai pavargo. Ir jau nebenori nei kartoti, nei plėstis.
Kas dar vyksta, kai moteris eina per vyrišką būdą? Nukenčia jos šeima. Ir turėjau klientę, kuri buvo jau ant skyrybų ribos. Ir dėja, bet jau buvo neįmanoma santuokos išgelbėti, nes kai moteris atsikėlus nuo 3:30 suruošia viską šeimai, po to bėga į darbą ir grįžta tik tai pamiegoti, šeima nei mamos, nei vyras žmonos nebeturi. Ir tuomet pačios galite nuspėti, kas vyksta. Kitas momentas. Verslios moteris, gyvenančios pagal vyrišką struktūrą, bando prisiderinti prie savo vyro, ypač jeigu vyras turi verslą. Ir jinai bando suspėti, bet moteris suspėti su vyriška struktūra tiesiog neįmanoma. Kas nutinka tuomet? Tuomet ją apima nerimas. Taip? Ir didelis nepasitikėjimas gyvenimu. Tuo, kas vyksta. Tai kaip eina. Ir tada galima nueiti net iki antidepresantų. Ir moteris atrodo turi viską, bet nejaučia jokio pasitenkinimo jausmo. Jinai turi finansus, bet ji neturi saugumo. Neturi saugumo, nes jinai bijo dėl tų finansų, kad juos gali prarasti. Kad vyras gali prarasti verslą, ar jinai gali pati prarasti verslą. Dabar pasižiūrėkime į kitą momentą, kai moteris yra visiškam moteriškam chaose. Jinai daro savo veiklą ar verslą tada, kada jai yra įkvėpimas, tik tais. Ir tuomet jinai laukia, o ypač tos, kurios ruošiasi pradėti veiklą, laukia ir niekaip nepradeda. Todėl, kad jie atrodo, kad jinai dar nepakankamai pasirengusi, kad dar netinkamas metas, jinai per mažai žino. Čia yra moteris perfekcionistės, kurių pas mane irgi yra tikrai didelė dalis. Aš sakyčiau, perfekcionizmas kiša koją netgi labiau negu kad nepakankamas pasiruošimas. Tos klientės, mano, kurios norėjo viską padaryti tobulai, manęs reikėjo vos ne per prievartą išstumti į savo veiklas. Taip, ir kai jos jau pradėjau, pamatė, pagavo tą cinkelį, pajutė džiaugsmą, tuomet jos tęsė ir matau, kad ir dabar juda. Tačiau yra kitas būdas, kita struktūra, nes šios dienos tema yra apie struktūrą, kad moteriai netinka vyriška struktūra ir netinka visiškas moteriškas chaosas. Vadinasi, yra viduriukas. O kaip tą viduriuką atrasti, ar ne? Tai šitą vietoj sustosiu ir tos, kurios manęs nežinote, prisistatysiu. Tai aš esu Lina Lasi ir padedu moteriams, o kartais ir vyrams, atrasti savo veiklas ir palydžiu juos į jas. Taip, ir iki šiol aš palydėdavau į jų unikalias veiklas, bet aš tau noriu papasakoti apie verslo galimybę, kur yra jau struktūruota, kur jau yra sistema ir kur tau nereikia išradinėti dviračio. Ir apie tai smulkiau kalbėsiu trečioje dalyje, todėl būtinai joje sudalyvauk, arba jeigu žiūri įrašą, tuomet ieškok trečiosios dalies. Taigi, kas tai yra moteriška struktūra? Mes moteris turim ciklus, jau gamtos mums duoti ciklai. Taip? Menstruaciniai ciklai. Mes reaguojam į mėnulį, pilnatis, jaunatis ar ne, ir jau mes ten arba piktos, arba irzlios, arba kažkokios apatiškos. Na, mums tai duota, bet jeigu mes tam visiškai pasiduosim, tuomet mes nepadarysim savo nei veiklos, nei verslo. Vadinasi, reikia žinoti savo unikalumą, savo tempą ir pagal tai statyti savo struktūrą. Taip? Ir dabar, kam skirta šitas kelias? Tai jeigu tu esi ta moteris ar tas vyras, kuris myli komfortą, žino, kad yra vertas daug daugiau, kad viskas, kas sukurta pasaulyje geriausiai, yra tau.
Galbūt tu to dar neturi, bet tu apie tai jau galvoji. Ir čia padėsiu šauktuką. Nesvajoji, bet galvoji, nes galima norėti, čia vadinu svajonė. Gerai, ta svajonė mus veda per kalnus, duoda mums energijos, bet mes galim svajoti visą gyvenimą. Bet yra kitas momentas, kai aš tiesiog viduje jaučiu, kad aš tai turėsiu. Žiūri kažkokią gražų namą, automobilį, sodą. Na tai, ko tau reikia, ar ne? Galbūt tau nereikia prabangos, bet tau reikia tiesiog tylos. Ir kad tu galėtum įsigyti tylę sodybą vidury miškų, tam reikia gausos. Taip, brangioji, ar ne? O ta gausa vadinasi, aš turiu kažkaip užsidirbti. Ir jeigu tu eini samdomą darbą, pagalvok, ar iš to atlygio, kurį tu dabar gauni, ar greitai įsigysi tą savo sodybą vidury miškų? Ar tu turi galimybę savo atlygį keltis tiek, kiek tu nori? Taip? Ar tu gali dirbti 3 pamainas? Tikriausiai, kad ne. Todėl, jeigu tu esi ta moteris ar vyras, kuris šiuo metu jau žinai, ko nori, bet dar neturi įrankių, arba tie įrankiai, kuriuos tu dabar taikai, matai, kad jie veikia per lėtai, jautiesi tarsi pastrigusi, negali pasikelti, arba tiesiog emociškai ten blogai jautiesi, arba pradedi ir žlunga, jeigu tu turi fizinį tvarų verslą. Tai yra labai daug investicijų reikalaujantis verslas, labai daug pastangų reikalaujantis verslas. Bet aš su taip noriu pasidalinti 3 dalyje, noriu tau sukelti intrigą, kad tu būtinai sudalyvautum apie verslą, kur nereikia daug investicijų. Ir kodėl aš dabar keičiu kryptį, tai nereiškia, kad tai, ką aš iki šioliai dariau, kad tai nebeveikia, nes iki šioliai aš vedžiau moteris į jų pasitikėjimą, jų vidinę ramybę, pasitikėjimą gyvenimu. Bet dabar iki manęs beldėsi iš tikrųjų keletą metų, beldėsi veikla, verslas, pokytis. Ei, tuk, Lina, pasižiūrėk, galima plačiau, galima daugiau žmonių padėti. Taip? Ir aš tuomet pasižiūrėjau savo praeitį, pasižiūrėjau savo, kam mane misija veda, kam mane siela šaukia. Taip? Pagal 1 dalį, būtinai susiraskit. Ten aš pasakoju, kaip atrinkti, kas jums geriausiai tinka. Ir ten aš užčiuopiu, kad aš visur aplink mane sukasi sveikatos tema. Taip, kas ten bebūtų, jeigu aš tik nukrypstu nuo savo temos, tuoj mano kūnas man duoda žinoti, brangioji, ei, pasižiūrėk, tu nei tą pusę eini. Ir tuomet kažkoks negalavimas. Ir dažniausiai tai būna per lėtinės ligas. Aš savo istoriją pasakoju praeitoj dalyje. Tai čia irgi noriu akcentą, kad prie manęs liktų tos moteris ar vyrai, kurie ypatingai turi kažkokiu tai pažeidimų sveikatoj. O dar jeigu lėtinių. Galbūt daugumai dabar nesuprantama, prie ko čia ta sveikata, einu ir darau verslą ir viskas. Ko man čia gilintis į tą sveikatą? Brangioji, brangusis. Jeigu sveikata tave stabdo, tai reiškia visų pirma, kad tu darai ne taip. Arba ne taip, taip. Ir tu turi daug aukštesnį ir didesnį tikslą pasitarnauti žmonijai, bet ten, kur tu esi, tu to padaryti tiesiog negali. Taip. Ir tuomet tave baudžia. Tai buvo ir man. Tai ką, brangiai, kai atrandi savo, tai, kas tau tinka ir patinka, tuomet struktūra susidėlioja natūraliai. Tau nereikia primintukų. Tau nereikia iš ryto tempti save už plaukų iš lovos, kad eiti ir kažką daryti dėl savo veiklos ar verslo. Taip? Tuomet natūraliai kyla įkvėpimas. Taigi, kam dar skirta? Nes ne kiekviena gali eiti į verslą. Taip? Tikrai ne kiekviena. Ir aš galėčiau jums žadėti iliuzijas, bet, brangieji, dėja, veiklai ir verslui reikalingos tam tikros savybės. Taip? Jos yra išugdomos. Bet pirmoji čia gal net ne savybė, bet pirmas tai yra tas noras gyventi pilnavertį gyvenimą. Na čia sakykime nesavybė, čia noras. Ir kai tu turi didelį šitą norą
paverti jį į tą žinojimą, o žinojimas atsiranda tuo met, kai tu pradedi pasitikėti savo žingsniais, kuriuos darai, ir tada pradeda dėliotis veiksmai. Ir tuomet atsiranda tavo struktūra, tau nereikia savęs spausti į vyriškus rėmus, kad eik, daryk ir daryti tai sunkiai. Tai priminti savo kartais reikės, kad brangioji, šiandien nieko nepadaryti dėl savęs, brangiausias, ne? Bet tas priminimas bus švelnus, nes tu turi savo švyturį tolumoj, kur link tu eini ir ką tu duodi. Taip, ir tuomet vėl įsikvėpi labai lengvai ir vėl eini ir darai. Ir kadangi moterims būdingas yra cikliškumas, kaip ir paros cikliškumas, diena, naktis, tai brangiai nesitikėkit, kad jūs visą laiką va taip keliausit. Jūs keliausit va taip. Kardiogramą, taip, gamta, kaip gamta pulsuoja. Sezoniškumas yra, ar ne? Vasarą viskas auga, žaliuoja, rudenį krinta lapai ir jau žiemą ilsisi žemė, motulė, ar ne? Taip ir žmogus, bet kuriam versle yra tas pabangavimas. Ir jeigu tas pirmas, tu pradėjai lipti, tau pradėjo sektis ir tu pajuti, kad lyg tai žemyn, lyg sustoja, lyg tai niekas nevyksta ir tu va šitą vietą didžiausia klaida mesti. Natūralu, kad tau reikia sustoti ir truputėlį pailsėti. Bet svarbiausia, neišsigąsti, nes po nakties visuomet ateina diena. Visuomet. Ir jeigu tu turi tvirtą savo bokštą, žinai, kur tu eini, žinai, kad tu duodi žmonėj didelę vertę, ne vienam žmogui, ne dviem. Aišku, gerai duoti vertę ir dviem žmonėm, pavyzdžiui, savo šeimai. Bet jeigu duodi dar didesnę vertę daugeliui žmonių, tuomet tau ir pats kūrėjas padeda. Taip? Taigi grįžtam prie tos duobutės. Pailsėjai, nesigavo, išbūk ten tiek, kiek reikia. Kartais tai užtrunka, bet jeigu tu viduj tvirtai žinai, kad tu vis tiek eisi ir padarysi, tu po to pakilsi su dvigubais sparnais. Taip? Jau ne kaip kregždė, bet kaip erelis. Ir va tada tu šausi dangų. Ir va tuomet tave pajaus tavo galimi klientai, tavo galimi partneriai, verslo partneriai, veiklos partneriai. Todėl didelė yra klaida, kai moteris save spaudžia nuo ryto iki vakaro per negaliu ir po to palūžta, net ir mylimą kartais veiklą darydama, palūžta, kai jinai neskiria laiko poilsiui, neskiria laiko šeimai, tuomet yra šeimos, tada jinai pasiekė karjerą, bet nebeliko šeimos ir vėl nėra pasitenkinimo. Aš kalbu apie tai ir vedu į ten, kur yra viskas, kur yra veikla, kur yra struktūra, švelni ir moteriška, kur yra laikas savo ir kur yra pasitenkinimas tuo, ką tu darai ir tuo, kaip tu gyveni. Va čia yra mano vizija, misija ir tikslas. Nuvesti kuo daugiau žmonių. Ir būdai tam gali būti įvairūs. Ir kai aš pasakiau savo taip, kai aš palikau samdomo darbą, tam bei irgi yra laikas, kada palikti samdomą darbą tiems, kurie dar esat samdomam darbe. Bet šį kartą ne apie tai. Kai tu, dabar truputėlį nuplaukė man mintis, bet to prisiminsiu, žodžiu, keliauju savo tikslą. Subalansuotai. Ir neperspaustai, ir be visiško to chaoso. Visiškas chaosas yra tada, kai šiandien man nenuotaika, nieko nedarysiu ir aplamai gal nieko nedarysiu, nes visiškas chaosas, kuo tu daugiau tam chaose sukiesi, tuo daugiau tu apkerpiai tokiais visokiais abejonėm, dvejonėm, o gal čia ne man. Mes moteris iš prigimties esam chaotiškos šiek tiek, bet kai mes tai suprantam, mes tai galim valdyti. Aha, dabar pas mane lengvas chaosas, stop, nes aš turiu atsitraukti, šiek tiek pabūti ir tuomet rytoj iš pilnos kokybės išeiti į savo veiklą, į savo verslą, į savo auditoriją. Ir brangioji, niekas nenutiks. Ta auditorija nedings. Priešingai, tu išeisi su nauja energija. Taip. Tai vat kaip tą moterišką struktūrą pasiekti. Taip. Tai aš tave kviečiu sudalyvauti trečioje dalyje, kurioje papasakosiu apie tai daugiau,
kas tai per struktūra, nes mums moterims reikia pasikartojimo. Pasikartojimo. Taip? Tai yra svarbu. Tuomet, kai ciklas kartosi, mes tuo metu galim pailsėti. Taip? Tarsi jau ratas susuktas, jisai sukasi, aš truputį pailsiu ir vėl einu iš naujo, su naujom jėgom ir vėl einu. Taip, brangioji. Tai vėl grįžtu prie tavęs. Kviečiu tas, kurios iš tikrųjų supranta, kad dėl savo veiklos reikia veikti. Neužteks tik į mėnulį žiūrėti, ar meditacijas kartoti, ar tik afirmacijas rašyti. Brangioji, to neužteks. Reikės daryti veiksmus. Tai jeigu tu esi moteris veikli, ne ta, kuri į kamputį įsispraudusi. Jeigu tu dar įsispraudusi į kamputį ir visko bijai, vadinasi, tau dar nelaikas. Taip? Aš kalbu ne visiems. Aš kalbu tiem, kurie tikrai savo švyturį nori pasiekti. Ir tiem, kurių ambicijos yra didelės ir netgi labai, labai didelės. Taip? Ne tai, kaip pasikelti atlygį keliais šimtais eurų. Taip? Aš kalbu apie tai, kaip pasikelti su atlygį keliais tūkstančiais eurų. Jeigu tau užtenka mažai, galima daryti veiklą ir dėl mažai. Galima žaisti. Taip, galima žaisti, bet tuomet bus lėtai. Tačiau, neatmetant šitos galimybės, tu be žaisdama gali įnikti, tau gali patikti ir tuomet gali tą žaidimą padaryti verslo žaidimu. Tai irgi įmanoma. Bet aš esu orientuota į tave, ambicingą, stiprią, žingeidžią. Ta, kuri galbūt jau vedi socialinius tinklus, turi jau sekėjus. Tu žinai, kad žmonės tavęs klauso ir tau patinka pasirodyti, tau patinka būti centre. Tu nebijai kalbėti, tu nebijai deleguoti. Tik tai šią minutę, jautiesi, tarsi viską jau padariusi. To veikloje, kur esi, tau jau nebeįdomu. Arba kažkas nutiko, niekas nevyksta. Ir jau ilgokai tame esi, niekas nevyksta. Tai vadinasi, jau ta fazė per ilgai užsitęsė, jau tu iš tikrųjų gal tenais viską padarei. Čia ne apie tą, kur tik pradėjau, pastrigau ir mečiau, ne. Jau tu ilgokai darai kažkokią savo veiklą, verslą, galbūt ilgokai dirbi samdomam darbė ir ten esi sėkminga, tave vertina. Kaip ir aš kažkada savo samdomam darbė, aš buvau tikrai sėkminga, mane mylėjo ir aš mylėjau liktais tai, ką dariau. Bet jau laikas, kai aš pajaučiu, kad tie marškinėliai, kuriais aš apsirengusi, tarsi jie man pusiau. Žodžiu, rankovės per trumpos, kelnės per trumpos. Ir aš supratau, kad šitą rūbą aš jau turiu palikti. Kad šitas duris man jau laikas užverti, nes aš ten tiesiog džiūstu. Taip, ir praeitam laivę sakiau, kad jeigu jūs, brangiosios, laukiat, pirmadienį atėjusios į darbą jau laukiat penktadienio, stabtelkit ir pagalvokit, kaip ilgai tai tęsis. Kaip ilgai aš dar save kankinsiu, laukdama pirmadienį atėjusi į darbą ir jau laukdama penktadienio, arba grįžusi iš atostogų, jau laukiu kitų atostogų. Ir mano mintis sukasi tik apie tai. Taip, ir versle pirmiausia reikia suplanuoti atostogas, o tarp atostogų dirbti. Čia irgi maža gudrybė. Taip, bet žmogus žino savo viziją, kuris nori duoti daug vertės žmonijai. Jisai iki tų atostogų netgi savo veikloje jaučiasi tarsi atostogose, nes jis kaifuoja nuo kiekvieno savo žingsnio, nuo to, ką jis daro. Ir jisai daro taip, kaip moka pradžioj. Čia kalbu dabar perfekcionistėm. Taip? Moteris perfekcionistės ir vyrai, taip jie pasiekia labai daug. Labai, labai daug. Tai yra verslaus žmogaus bruožas siekti tobulumo. Bet juos tai sulaiko nuo dar didesnės gausos ir nuo pačios pradžios. Tos, kurios dirbat samdomam darbe, jūs tai sulaiko. Greičiausiai jūs jau turit viziją, kaip ką norėtume daryti, bet aš dar nepakankamai gerai. Jeigu yra tokių, duokit man žinoti, pakomentuokit. Kas turit viduje, gal nežinot, ką dar noriu daryti, bet noriu kažką savo daryti, noriu būti nepriklausoma, gal taip sakykim. Nepriklausoma nuo darbdavio, nepriklausoma nuo darbo grafiko, jeigu tokių yra. Net jeigu ir žiūrėsi įrašą, duok man žinoti. Gerai? Tiesiog man gera, kai aš gaunu grįžtamą į ryšį ir kai matau, kad moteris yra arti manęs. Tuomet aš
daugiau padarysi tokių laivų, kad tave įkvėpti ir padėti tau žengti tą labai labai svarbų žingsnį į savo veiklą. Taip? Tegul pradžiai šalia pagrindinio darbo, jeigu tu esi darbe, kuris tau galbūt tau ir patinka, bet tik jautiesi ankštokai ir jau viduje žinai, kad tu visą gyvenimą čia nedirbsi. Nes ir man tai buvo, žinau, kad aš dirbu ten, kur dirbu laikinai. Tiesiog laikinai. Ir kad ateis laikas, kai aš tiesiog iš ten išeisiu. Ir tas laikas atėjo. Taip? Tai va, brangioji, tu esi ambicinga. Taip? Ir net jeigu tu esi tyli rami, tai nereiškia, kad tu negali turėti savo veiklos. Tarp mano klienčių tikrai pažįstu kelias moteris, paskutiniam mano kurse, kurios dabar sėkmingai ruošia ir savo stovyklas, ir parodas, nors jau buvo labai labai tylios. Ir jau eina į savo veiklą, į savo verslą. Taip? Tai va tas tylumas, ambicija tai nereiškia, kad aš turiu eiti rėkti, kad mane iš toli visi matytų. Ne. Išlaikytas tylumas, protingas, sąmoningas tylumas. Tu gali nieko nesakyti. Tu tik tai gali tyliai ramiai stovėti, arba pasirodyti su išlaikymu. Ir žmogus jaus tavo vibraciją. Jaus, kad tu turi kažką gilaus. Ir jis norės su tavimi eiti. Taip? Tai va, jeigu tu esi tokia tyli rami, tik tai dar nedrįsti to žingsnį žengti, aš po laivo komentaruose prisieksiu anketą, kurios nori bent jau žvilgtelti savo vidų, bent jau prisiliesti prie to, ką aš galiu tau pasiūlyti ir pasižiūrėti, kas tave sulaiko. Taip? Tai tave nieko neįpareigoja, to anketoj bus 3 variantai pasirinkimų sesijos. Nemokama pusės valandos, mokama už simbolinį mokestį ir ten išplėsta sesija. Pasirinksi pati pagal savo galimybės. Ir beje, būtinai tos, kurios užpildyti, nes jau turiu, kurios užpildėte, bet būtinai pasižiūrėkit elektroninį paštą, nes aš siunčiu jums atgal, kad jūs pasirinktumėt laikus, kada mes galim susitikti sesijai. Ir greičiausiai tarp laiškų pasimetu, aš duodu ribotą laiką, jums duodu. Tas laikas praeina ir tiesiog jau praeina viskas. Tai tokia galimybė pas mane nėra dažna, taip kad sesijas daryčiau nemokamai, todėl pasinaudok tą progą, jeigu tu pasirinksi tą pusvalandžio laiko sesiją. O trečioji dalyje aš tau jau pristatysiu glaustai struktūrą. Struktūra, kuri pasikartoja ir kurioje nereikia tau spaudimo, kur tu gali eiti be spaudimo į savo plėtrą, kur tu gali keliauti, kur tu gali turėti laiko savo ir savo šeimai, kur tu gali planuotis savo laiką pati. Tai ką, brangioji, jeigu tu pajautėjai, jeigu tau viduje kažkas sukirbėjo, kad tai apie mane, kad aš jau išaugau tos marškinėlius, jau noriu kažko naujo, kažko kitaip, arba tai, ką tu darai dabar, negali niekaip perlipti ten kažkokio barjero. Užpildyk tą anketą, mes pasikalbėsim. Tavęs tai niekuo neįpareigoja. Tai ką, brangioji, apkabinu, tikiuosi, kad tau buvo naudinga ir sakau iki mūsų susitikimo sekmadienį, 6 dieną 20 val. Lietuvos laiku. Taip? Ir būtinai peržiūrėk 1 dalį. Jeigu žiūri įrašą, tai tiesiog susirask tuomet 3 dalį. Ir lauksiu tų, kurios yra su vizija ir su tuo švyturiu tolumoje. Ir kurios nori gyventi dabar, ne kitam gyvenime, bet pradėti jau dabar. Iki.